Gargždų Bangos futbolo klubas nusitaikė į Lietuvos futbolo čempionato A lygos medalius. Tokias slaptas mintis galima išgirsti iš provincijos futbolo klubo žaidėjų lūpų, kurie jau kelis mėnesius treniruojasi vadovaujami Armino Narbekovo, praeityje vieno garsiausių Lietuvos futbolininkų. Banga priversta sezonui ruoštis Sibiro sąlygomis. Žaidėjai įgūdžius gerina ant sniego kalnų, o futbolą žaidžia ledu padengtoje aikštelėje. Dėl oro sąlygų gargždiškiai nenusimena, tačiau tikisi greitų laikų sulaukti šiltesnio oro. Vargstam ir patys matot, kokios tos sąlygos, ir sniegas, ir ledas, ir visa kitka. Žiūrėsim, kenčiam ir žiūrėsim, kas toliau bus. Laukiam geresnių orų. Komanda prieš sezoną kol kas yra daugiau įgijusi nei praradusi. Klubą paliko į Vilniaus Žalgirį sugrįžęs Deividas Arlauskis. Į komandą po sezono Baku Inter klube sugrįžo 31 metų saugas Andrius Getgaudas, sutartis pasirašyta su 24 metų gynėjų buvusiu Pakruojo Kruojos žaidėjų Deividu Padaigiu. Klaipėdos Atlanto ir Glestum klubuose pernai žaidęs vartininkas Paulius Pocius, taip pat Bangos naujokas. Klube peržiūroje dalyvauja 2 latviai – 19-mečių rinktinės narys Vladislav Pavliučenko ir Vitalijai Zylis. Pasiruošimas dabar yra pačiam tempe, kur, sakykime, eina jau tos paskutinės savaitės, kur jėgos visos treniruotės, tai komanda yra pavargusi, labai sunku ką nors iš tikrųjų išskirti, kas. Bet tokiose salėse galima vis tiek žiūrėti ir mąstymą žmogaus, ir kaip jisai su kamuoliu elgiasi, kaip jisai viską, bet ar anksti tos paskutinius sprendimus priimti. Klubo senbuviai neslėpė, jog tokia sudėtimi komanda sieks aukštesnių tikslų. Vienas rezultatyviausių visų laikų Gargždų futbolininkų Aurelijus Taponka sako, jog slapčia galima pasvajoti ir apie medalius. Palyginus su praeitų metų pirmą pusę, tai galvoju, teigiamas bus irgi dėl 4 kovosim. Ir realiai aš galvoju paimti tą. Ir aišku, dėl to medalių irgi jau svajonės yra. Žiūrėsim, kaip čia bus. Po 8 metų pertraukos pernai į aukščiausiąjį Lietuvos futbolo divizioną sugrįžusi Gargždų Banga užėmė 6. vietą 8 komandų čempionate.